Klubas yra labai gilus sąnarys, kuris turi ir galingus raiščius, kurie per daug metų dar labiau prispaudžia ir įtraukia šlaunikaulio galvutę gilyn. Tuomet jinai praranda centrą ir pradeda dilti nevienodai. Prie to prisideda ir raumenys, ir fascijos, ir net vidaus organai. Tuomet sutrinka ir kraujotaka, ir sąnarys dūsta. Susirandate pakilą, tai gali būti knyga arba laiptas. Galite atlikti prie stalo ar palangės, jeigu reikia prisilaikyti. Ir atliksite švytuoklinį kojos judesį. Fiksuosite lengvai dubenį, siūbuojate koją 3 kampais. Pirma, pėda tiesiai ir mokotės atpalaiduoti klubą iš giliai. Tuomet pasukate pėdą į išorę ir darote tą patį. Nereikia labai užspausti, tiesiog trupučiuką pasukit, kad įsijungtų kiti raiščiai ir tuomet pasuksite pėdą į vidų, atliksite tą patį. Ir galite kaitalioti nuo vienos pusės, pereiti į kitą pusę, atliekate pusę minutės ar minutę priklausomai nuo jūsų galimybės ir tuomet keičiate, lipate kitą koją, atliekate tą patį. Svarbu nesukristi, laikote gerą laikyseną, žiūrite tiesiai, sustiprinsite vieną klubą, atlaisvinsite kitą ir tuomet pakeisite. Tai reikalinga ir eisenai, o siūbavimas atlaisvins raiščius, subalansuos raumenyną ir pagerins klubo kraujotaką.